Sveiki, čia Priežės televizija, blogeris Kazimieras Juraitis, teisingiau ne blogeris Kazimieras Juraitis, o anonimas LT su Kazimieru Juraičiu, kadangi vis dažnėja mūsų pokalbį ir tikiuosi, kad dar dažnės. Prieš pradedant laidą primenu, kad pasigimdę savo televiziją turite ją ir išlaikyti, taip kad dosniai aukokite ir žiūrėkite mūsų laidas. Sveikas anonimai! Sveikas Kazimierai, sveiki visi klausytojai. Buvau išvažiavęs į Kaliningrado sritį pasižmonėti, noriu su savo bendraminčiais paskleist, apželdinti visą Lietuvą kedrais. Štai, tai negalėjome kalbėti, o apie ką kalbėsim šiandien? Labai faina idėja, tarp kitako, palaikau. O šiandien aš norėčiau pabaigti paskutinę laidelę apie proto kontrolę ir psichologinį manipuliavimą. Na. Tai šiandien bus labai rimta laida, labai skaudžia tema, labai tamsi tema ir tiesiog... Nu kaip kartas už tai kompensuosim tą kedrais, kai jau visi puls į depresiją, tai kedrus tada sodinkit, žiūrėkit juos ir atsigausit. Gerai, pradedam. Gerai. Taigi, pakalbėsim šiandieną apie pedofiliją. Tai kodėlgi, reiškia, pastaraisiais metais visiems mūsų galvose kilo klausimas pastoviai. Tai kas čia dabar vyksta su šita visa pedofilija toj mūsų planetoje? Kodėl šitą yra taip paplitę? Kodėl elitos užsiima ir padeda sisteminiai vaikų seksualiniai prievartai? Kodėl kasdien visur, kur tik pažiūrėsi, randame institucinę vaikų seksualinę prievartą? Kodėl? Kodėl būtent seksualinė prievarta prieš vaikus? Būtent vaikai, kodėl? Kodėl nuo bažnyčių iki Holivudo, nuo skautų organizacijų iki mokyklinių įstaigų, nuo globos sistemos iki vaikų apsaugos tarnybų, tampa vis aiškiau, kad pedofilai tyčia buvo pozicionuojami aplink vaikus. Ar aš teisus esu, Kazimierai? Yra toks jausmas. Sunku man pasakyti vienareikšmiškai, ar taip jau teisus vienareikšmiškai, kadangi tas, kas... Vienareikšmiškai neįmanoma pasakyti, bet ar tu tokį jausmą turi, kad tyčia tie vaikai yra apsupami pedofilais, kažkokiu tais būdų, tuose pozicijose visose. Vat irgi negaliu, aš tik tai galėčiau pasakyti, ko gero, kad jie dangstomi. O Lietuvoje garsiausia yra Kedytės byla, tai akivaizdu, ir jinai garsiausia, ko gero, dabar jau per visą pasaulį nuskambėjus. Tai, kad Lietuvoje... Čia, ko gero, žinai, jinai yra turbūt tai iš tų labai vienetų, tų nedaugelio, kurios aplamai išlindo į dienos šviesą, sakykim taip. Tai jeigu dar yra sistema dar daugiau, kuri išlindo tik tai, o dar tik yra viršūnėlė, o dar, tai tada net nebauginantis, o baisus, tiesiog tragiškai. Šiurpios mintis iš tiesų, sakau, baisi tema. Taigi, bet man, pavyzdžiui, su kiekvieną dieną vis labiau atrodo, kad šiuo metu mes privalome tiesiog išnaikinti šitą šimtmečių senumo pedofilijos marą tam, kad išlikti, nes kitaip mūsų čia neliks. Racionalūs ir sveiko proto žmonės aplamai negali suvokti protų savo, kaip galima daryti žalą vaikui, jo labiau seksualiai priekabiauti prie jo ar jį išnaudoti. Asmeniui turi trūkti žmogiškumo tam, kad žiūrėti į vaiką kaip seksualinį objektą. Pati suaugusių žmonių turinčių lytinių santykių su vaikais mintis nukreipia mus į visiškai svetimą vietą mūsų esybėje, kur gilus neigimas susimaišo su akinančiu bejėgiu įniršiu, su toksišku impotentiniu dumblu iš tos pragaro duobės. Šiuo metu mes žiūrime į tai tik akies krašteliu, prasmegę šitam pragaro dumble ir bandydami kapanotis jaučiame grimstantis gilin ir visiškai išsekę bejėgiai prieš tai. Įgyję žinių, kad tai vyksta, mes jaučiame, tarsi tai iš esmės pakeistų mūsų kolektyvinę sąmonę ir realių laikų suaktyvintų mūsų pačių DNR neveikiančią sritį. Galutinai ir visiškai mus pažadinusią ir priminusią. O taip, teisingai, čia yra šita kova, kur mes privalome kovoti iš tikrųjų. Norėdami tai padaryti, pirmiausiai mes turime sutikti, kad taip iš tikrųjų tai vyksta. Patys savo pripažinti, kad tai yra. Šios planetos galingiai seksualiai priekabiauja prie vaikų epidemijos mastu. Globaliai visam pasaulyje. Tai yra Gordijaus mazgas, kurį mes turime perkirsti iš tikrųjų. Tačiau tai, ką sunku priimti, yra tik tai, ką mes dar nesuprantame, ko mes dar nesuprantame. Mes tikrai nesuprantame, kodėl. Didelė dalimi dėl to, kad net nenorime apie tai galvoti daugumą. Bet norėdami tai išspręsti, turime būtinai apie tai galvoti.
kasdien daugybė labai ryžtingų ir labai dažnai išsekusių žmonių klausia, kodėl pedofilija, kodėl seksualizuojami vaikai. Aš tiesiog to nesuprantu, aš nenoriu apie tai galvoti. Žymybių, kurios tariamai bando atskleisti elitinį pedofilų žiedą sąrašas, jau yra ilgas. Tokie žmonės kaip Anthony Bourdain, Avicii Prodigy, Chris Cornell, Elijah Woods, Roseanne, Corey Feldman yra apie tai prabilę su skirtingais rezultatais. Lietuvoje tik pradedame apie tai kalbėti, yra kol kas tik tais realiai keletas tokių garsesnių bylų, kurios jau tą temą liečia. Tai Kedytė, tai čia buvo tas kunigas kažkoks, tai ar net ten dar kažkas buvo. Taip. Bet tai čia yra vienetai. Iš to visos jūros tų dalykų yra čia vienetai. Mes negalim šito išvengti. Kiekvieną dieną tiesiai į veidą mums teškiama tiesa. Elitiniai pedofilai valdo šitą planetą. Nu, bet dabar vėl, vat, galima pasamprotauti vėl. Vat, čia yra, pavyzdžiui, vat, Lietuvos. Nu, vat, žmonės kaip priima tą informaciją. Nu, elitiniai pedofilai. O Lietuvoje, vat, nu, prie savo už savo nosies, na ir nemato, ir tada neįdomu lyg tai. Ir, vat, tarkim, o Lietuvoje, vat, 100 vaikų kažkur iškeliauna į užsienį, našlaičių. Juos ar parduoda, ar dovanoja, ar taip. Ir toliau jų likimo nieks nežino. Nu, tai žinok, tai čia ta dalis iškeliauja, kuri užfiksuojama, kad iškeliavo, sakykime, tie, kurie po gimimo gavo gimimo šitos sertifikatus, ten, sakykime, tos liudijimus ir panašiai. Tai čia, nu taip, bet, nu gerai, tai va 100 ar 1000, bet tai kaip pradėti? Ir iš jų tada visai tikėtina, kad yra dalis į pedofilų, ten pakliūna rankas. Ten, tai didžioji dauguma. Nu tai va, ir va tau yra kovos laukas. Ne abstraktus kažkoks, tai va konkretus. Taip. Tai vadinasi tada įrodymas, kad čianai ar dėl neveiklumo, ar dėl abejingumo, ar specialiai, bet tai tiem ir tarnauja, lyg tai nežinomim, nepažįstamim. Lyg tais nežinomi ir toks įsiūtas mąstymas reiškia, kad apie tai geriau negalvoti, tai yra nemalonu, žinai, tai manęs asmeniškai neliečia, tai skaudi tema, čia manęs nesupras, čia priešų įsigysiu, žinai, visą tai sudaro būtent tavo tokį lauką, kuriame jie ir veikia. Jie puikiai šitą žino ir jie puikiai šitą suvokia, jie 1000 metų šitą daro. Nu gerai, yra kokia argumentacija apart biznio? Va tarkim yra... Tai aš šiandien aš apie tai pakalbėsiu. Gerai, čia būtent šitą temą palies visus aspektus. Taigi, be Epštyno bylos, kuri neseniai iškėlė šitą faktą tiesiai į viešą erdvę, tai nuskambėjo su ta sala ir visa kita su tais skraidžiusiais į salą asmenimis, kurie dar tik tais, sakykime, yra pakeliui į teisingumą. Ne viskas taip paprasta. Bet per pastaruosius 2 metus mes turėjome daugybę ir kitų istorijų, kurios rodė šią siaubingą tikrovę mūsų užsispyrusioms, atsparioms ir viską atmetančioms smegenims. Visai neseniai Playboy modelis, kurį atskleidė tarptautinio elito pedofilų žiedų įrodymus, buvo rasta negyva praėjus vos kelioms savaitėm po viešo pareiškimo, kad ji bijojo dėl savo gyvybės ir niekada nenusižudys. Jin pati tai buvo pareiškus. Tai buvo modelis ir aktorė 41 metų Natasha Jade. Jinai teigia, kad jei ji būtų rasta negyva įtartinomis aplinkybėmis, tai įvyktų dėl jos bandymų išaiškinti pedofilų elitą ir jų pasaulinių vaikų seksualinės prievartos žiedą. Įspėjo, kitaip tariant. Įspėjo ir pasakė, kad nenusižudys ir vis tiek rado negyvą. Toliau buvusi vaikų žvaigždė Elijah Wood, toksai vaikinukas, tikrai žino daugelis, kas yra matęs senesnių Hollywoodo filmų su vaikais. Garsiai kalbėjo visai neseniai apie tai, ką jis vadino Hollywoodo pedofilijos krize. Visas Hollywoodas paskendęs yra šitoj krizai. Visas. Žmonės, turėdami prieigą prie interneto, pagaliau drįsta apie tai kalbėti, kaip mes dabar su tavim. Pagaliau atėjo tas laikas, kai žmonės apie tai ima kalbėti ir apie tai reikia kalbėti. Ištisai reikia baksnuoti pirštais, nežinau, daužyti su plaktuku per galvą visiems, kad taip yra. Dabar mes turime Epšteino skrydžių žurnalus ir juodąją knygą, tokia atsirado, bei tūkstančius išplatintų teismo dokumentų puslapių, kurie visi buvo paviešinti. Jie yra prieinami, galima viską pasižiūrėti, vardai pavardės, datos, kas skraidė, kur. Matome buvusias Disney vaikų žvaigždės, pateikiančias ieškinius, masiškai. Turime tūkstančius aukų, kurios rodo pirštais tiek į skautus, tiek į katalikų bažnyčią visam pasauliu. Turime realių įrodymų apie plačiai paplitusius žiaurumus vykstančius vaikų apsaugos tarnybose. Britanija ta pati, institucinė pedofilija, terminas naujas iš Britanijos.
Negalima paneigti plačiai paplitusios daug institucinės sisteminės prievartos prieš vaikus realybės. Dabar šitai galima patikslinti, ką reiškia institucinė pedofilija. Ar tai čia bažnyčios, katalikų, daug masiniai faktai? Čia vaikų prieglaudose, čia Britanijoje vaikų prieglaudės, kur be tėvelio vaikai, sakykime, vaikų namuose, ar ne, jų versijoje vaikų namų. Vadovai daugumą atvejų buvo pedofilai. Iš vaikų namų buvo vaikai, reiškia, dovanojami ant sudraskimo visokiem karališkai šeimai per tam, palauk, dabar neatsimenu vardo pavardės to žmogaus, jis jau nebegyvas yra. Tai ten tūkstančius vaikų su jachtom išsiveždavo, nebegrįždavo ir visa kita. Tarp kitko, kai buvo Venskytės byla pradžia, tai tikrai atsimenu, kad buvo minima iš tų vaikų namų, kur buvo ten vežami, nuomojami vaikai, ten nutylo ir nutylo. Ten buvo tai viską užgniaužė. Taigi reikia atkreipti dėmesį į šį degantį klausimą, kuris šiuo metu sklinda ir plečiasi masiškai pas daugumą žemės gyventojų žmonių. Ir tas klausimas yra, kodėl seksualinė prievarta prieš vaikus, kodėl būtent vaikai. Mes nesuprantam šito. Kadangi tai yra galvosakis, kurį turime išspręsti, pabandykime įsigilinti šitą sunkią temą. Pabandykim. Tai pirmiausia priežastis yra įtaka ir valdymas kuriant lėles. Lėlės? Taip, lėlės, marionetės. Ta prasme. Kas yra geriau nei būti galingų asmenių, ar ne? Nori kiekvienas būti galingų asmenių. Bet yra dar geriau. Tai galima būti galingų asmenių, kontroliuojančių daugybę galingų žmonių, kurių didelę galę tu pats ir sukūri kaip galingas asmo, iškeldamas juos vyriausybėse, pramonės įmonėse. Žmonės galintys įgyti įtaikos per apeigas, jų vykdomas. Ir kai kurie tuo pat metu gali būti visiškai kontroliuojami. Tai vat Epštyno pavyzdys, reiškia, Mosadas už jos to stovėjo. Į salą vežė visas elitas, sakykime, visos aktorių žymius, ten vyriausybės atstovus ir jau dabar žinomas pavardės yra. Ir ten tokių žinomų žmonių pasiskraidė, kur jisai jiems davė vaikus, juos filmavo ir juos šantažavo ir šitaip kontroliavo. Opra. Žinai, Opra tokia. Na taip, garsi, pasaulinė žvaigždė. Labai žinoma vedėja, pasaulinio lygio. Jinai buvo seksualiai prievartaujama kaip vaikas, jinai pati pripažino. Ellen, kita irgi iš televizijos irgi žinomas žmogus, irgi buvo seksualiai prievartaujama kaip vaikas. Galingų, įtakingų žmonių viešai pareiškusi, kad buvo prievarta tęsiama prieš juos. Tai sąrašas vis ilgėja. Laikas suvokti, kad šį paradigmą, įsivaizduokime ją kaip trikampį dabar, kaip piramidę. Padidina pirminio energijos šaltinio energijos pėdsaką viršuje. Reiškia, paplitusi jinai yra pakankamai plačiai, ji veikia kaip sistema, kurią siekiama užtikrinti galingųjų padėtį, leidžiančią labai nedideliam skaičiui žmonių daryti milžinišką įtaką ir galiausiai valdyti ištisas populiacijas iki pat piramidės apačios. Tokia buvo mūsų pasaulio galios struktūros forma tūkstančius metų. Tokie žmonės kaip Jay-Z tiksliai žino, kaip jie yra, ir kitos žvaigždės, kur demonstruoja savo rankom piramidės formas, akį tenais visą matančią ir visą kitą. Tai yra dalis pasaulinio elito kontroliuojamos įtakos armijos, sukurtos jų pačių. Tiems, kurie nori parduoti savo sielą, panaudoti savo Dievo duotas dovanas ir talentus, ne tam, kad maitintų ir tarnautų žmonijai, bet tam, kad pamaitinti ir tarnauti tą visą matančią akį, kurią garbina jie. Nauda buvo iš šitos sistemos beribė iki šiol. Vis dėlto, kas domisi naujausiamis tendencijomis, pavyzdžiui aš, žino, kad šitos dienos baigėsi. Šiuo metu mes jau stebime, kaip ši galios struktūra griūva. Pažiūrėk Epštyną, pažiūrėk Baką, pažiūrėk kitus dabar iš to elito atstovus, kurie dabar jau yra semimi. Ir tie, kurie kažkada pardavė sielą velniui, be išimties bus visi sutraiškyti ir labai greitai. Tai kodėlgi vaikų seksualinė prievarta? Dar kartą. Vaikai nėra seksualios būtybės. Taigi, kai seksualizuojate ir seksualiai išnaudojate vaiką, jis atsiriboja, kad susitvarkytų savo vidinį pasaulį, kad susistatytų į vietą savo visą, kaip sakant, susirinktų iš šipulių sudaužytų. Dėl šito atsiribojimo jų protas suskaidomas ar suskaldomas tarsi veidrodis. Tai keičia jų asmenybės. Per tuos suskaldytų asmens aspektus prižiūrėtojas to vaiko, sakykime, kontroliuojantis jį,
gali panaudoti faktiškai visą žmogaus protą, kūną ir sielos valdymui teisingiau. Išnaudoti. Išnaudoti Savo pilnai taip, viską, taip, pilnai aha. viską, kaip batareiką iščiulpti, žinai. Jo. Kaip akivaizdu naujame Jordan Prut ieškinyje prieš Disney ir jos buvusi vadovą. Seksualinė prievarta prieš vaikus sistemingai vykdoma siekiant sukurti vergus. Vaiko seksualizavimas sukelia traumą, kuri, kaip minėta jau anksčiau, sukelia asmenybės atsiribojimą ir suskaidimą į dalis, įtakoja pakitimus, per kuriuos galima valdyti. Šie metodai, kaip sugadinti protą dėl traumos, buvo nacių mokslų tyrimų dalis. Aš apie tai jau pasakoju. Jo, bet Pristatytų apie pedofiliją ten nebuvo dar kalbos nacijai. Čia yra viskas susiję. Jo, Pristatyta JAV pagal projektą Paperclip. Tai, kas prasidėjo kaip nacių žmogaus elgesio kontrolės mokslas, iš pradžių vadintas MK Ultra. Vėliau išsiskaidė į šimtus paprojekčių. Kas įvyko su nacijais, tai reiškia, jų šita visa sistema išnagrinėta, jinai būtent buvo integruota labai plačiu mastu. Jeigu anksčiau tuom užsiimdavo tam tikris ratas žmonių, kurie tūkstančius metų savo ten kraujo ryšius ir visą kitą, ar ne, tai dabar tai yra antiek masiškas reiškinys, kad kiekvienas sušiktas direktorėlė, žinai, didesnė įmonėlė, nuo kurio ten priklauso didesnė suma pinigų ir įtaka, jis jau yra į tai įklimpęs. Dauguma jų. Toliau sekantis aspektas yra trauma pagrįsta, reiškia, proto kontrolė. Mes žinome, kad seksualinis priekabiavimas prie vaiko yra trauma pagrįsta proto kontrolės technika, kurią plačiai tyrė ir naudoja mūsų frakcijos ir vyriausybės. Minutėlę, galima patikslinti. Tarkim, Taip. visur naudojama trauma, tai gal seksualinė trauma, gal neefektyviausia iš kitų traumų fizinių. Taip. Labiausiai Taip, apimanti, taip, taip kodėl? turbūt. Aha, nagi, Jinai yra lengviausiai prieinama. Aha. Jai reikia mažiausiai supranti. Jinai yra labiausiai prieinama ir jinai pati save replikuoja, supranti. Tarp vis naujų žmonių. Taip mes pradedame suprasti neatsiejamą ir platų mūsų vyriausybių ir, pavyzdžiui, šou industrijos ryšį. Kodėl, pavyzdžiui, valdininkai pastoviai tūsina su tai, žinai, visais ten žinomiausiais šoumenais, ten muzikantais, dainininkais, kino aktoriais, panašiai. Dabar įsivaizduokit, koks yra poveikis masiniu mastu. Jei turime visas šias institucijas sistematiškai piknaudžiaujančias ir traumuojančias kuo daugiau vaikų, ne tik galim sustatyti į postus reikiamus asmenys visur, bet ir iš esmės galime susilpninti visą visuomenę ir populiaciją, kurią taip kur kas bus lengviau kontroliuoti. Tai štai priežastis, kodėl jie bendrai veikia. Dabar toliau, kaip tai veikia? Vaiko seksualinis išnaudojimas tai yra įsilaužimas į proto struktūrą, pačios proto struktūrą. Čia įmant ir sąmonę, ir pasąmonę, ką tik nori, čia viską keičia. Tai viena moteris, dirbanti su amerikietė, su seksualinės prievartos prieš vaikais aukomis, tai paaiškino maždaug taip. Seksas yra mūsų būties esminė dalis. Mes patenkame šitą pasaulį būtent per seksą ir ne kaip kitaip. Tad jeigu reikia sulaužyti, pavyzdžiui, pagrindinį žmogaus būties principą, pagrindą patį, seksualumas yra tos galinės durys, žinai, paslėptos, per kurias galima tai lengvai padaryti. Kai seksualiai privartaujamas vaikas, privartautojas iš esmės įeina tiesiai į jų būties pagrindą ir pradeda jaukti jo smegenų neuroninius ryšius. Šis reiškinys jums išdėsto visiškai naują požiūrį į jų lytinį švietimą, jiems išdėsto, ne jums, atsiprašau, kuris dabar tampa pagrindinių mokyklų programomis, atvirų LGBTQ domėjimus ir potraukių lytiniams iškrypimais, tu pažiūrėk, kas darosi. Dabar pagalvok, o kas jei visi šitie išaugę elitų atstovai patys buvo seksualiai išnaudojami kaip vaikai, jie visi dabar patys linkia tapti seksualinis grobuonimis, nes jie buvo patys išnaudojami kaip vaikai. Štai tau ir užburtas ciklas, supranti. Žinai ką, tu, kai pasakojo, man kilo kaip sutapimas, atrodo. O ką tik paleidau filmą rusų kalba apie vaikų pradėjimą ir gimdymą. Ir ten kalba Natalija Vasiljevna Erkelens, kad iš esmės mes neteisingai, kultūra mūsų pati neteisinga, tai yra ne kultūra jau, apsiėjimo su to klausimu. Ir aš tada prisiminiau, kaip studijavau Bibliją prieš 30 metų. Ir man tada galvojau, ką reiškia 3 šešiukės? Va pasakyk 666.
angliškai? 666. Va, seks. Ir gaunasi, kad Natalija Vasiljevna sako, kad iš principo mes neteisingai naudojam vidiketonierą, bet seksas, lyg tai vartojama, lyg tai kažkaip tai padaryta taip, o turėtų būti kūrybinė energija. Kūrybinė, reiškia, kiek... Yra jinai kūrybinė energija, bet tai yra iškreipta savoka. Iškreiptas reiškia supratimo šito dalyko ir naudojimo štai gaminti vergams, įsivaizduoju. Tai jo, bet jinai sako dar toliau, kur Vidikė nesako, už Vidikovą reikės aptartą, sako, kad ištaškoma ne vaikam kurti, jeigu taip tuščiai, tai jinai sukuria fantomus energetinius, kurie kelia tada chaosą, realias fizinės jėgas, rezultatus. Stichijos, tsunamiai, nekalbant apie emocijus ten visokios. Taip. Visa mūsų energija, iš tikrųjų, žmonijos bendra energija, jinai išsitransliuoja labai stipriai. Taip, o aš tą pradėjau tą narplio dėl to, kad Jono apreiškimų knygoje yra apokalipsės, yra 3 šešiukės, žvėries vardas. 3 šešiukės. Tai va, seksas, 3 kartus pakartotas, 3 šešiukės. Atsiprašau, pertraukau, jo. Tai viskas gerai, labai įdomios mintis dėsta irgi, labai fainai, kad papildai. Taigi, nors ši savoka mums yra svetima, reiškia, supraskime, kad jų neuroniniai ryšiai taip pat buvo sugadinti tų suaugusių, reiškia, elitų, kurie jau patys grubonimis patapė. Tai, kaip jie pateko ten, kur yra, pirmiausiai, kaip jie pakilo į kontroliuojamų elitinių mariniečių gretas, būtent tai paaiškina. Tai, ką mes galvojame apie užburtą ciklą, kai pačios aukos, kai po bejėgiškos vaikystės įgyja šiek tiek jėgų, tampa priekabiautojais, yra tobula automatinė sistema save replikuojanti. Tiems naudinga, kurie yra piramidės viršui. Tai yra puikus verslo modelis, vat ką tu pasakei pačioj pradžioj, apart verslo. Toliau yra šantažo faktorius. Tai vėlgi Epšteinas. Be abejo, kita daug paprastesnė elito seksualinės prievartos prieš vaikus priežastis yra šantažo faktorius. Tai yra didžiausia priežastis, kodėl egzistuoja Epšteino sala ir kiti vadinamieji medaus pastai. Honey trap tai vadinasi medaus pastai. Tai yra sena žvalgybinė technika, kurią siekime valdyti žmonės. Viskas labai paprasta, Mosadas. Štai kodėl naujai kaldintos įžymybės, naujai iškeptos įžymybės, garsūs sportininkai ir politikai dalyvauja uždarose vakarėliuose su šou ir kino žvaigždėmis, lankosi elitinėse įstaigose. Čia Lietuvoje aš tokių daug nežinau, bet, sakykime, Playboy ten hausas, ar ne, ten hausai visi tie. Tai tengi jie visi ten to ir lankosi. Tai daroma tam, kad rinkti kompromituojančius įrodymus, kurie vėliau bus naudojami kaip šantažas. Tai tik dar vienas būdas sukurti vergą. Šalutinis poveikis dar yra tai, kad šitaip reiškia seksualiai priekabiaujama prie dar daugiau vaikų. Tai va čia būtent nacių šitas metodas reiškia, anksčiau buvo, sakykime, priekabiaudavo elitos, jos ten duodavo išpažintis klausyklose katalikų bažnyčiai ir katalikų bažnyčia šantažuodavo per klausyklas. Dabar yra, reiškia, kompiuteriai, spec tarnybos, video medžiaga, foto medžiaga ir va toks va šantažas. Tai, bet iš esmės tai tam piramidės viršui, tam elitui stovinčiam, tai tuo tik tais dar labiau išsiplečia ta bazė, iš kurios jie gauna savo šitą tamsią energiją. Atminkite, kad kai seksualiai prievartaujama kuo daugiau vaikų, tai tik sustiprina viršuje esančių asmenų padėtį. Štai kodėl jie ne tik leidžia tai tęsti, bet dar ir sutvarkė bei sukūrė aplinkybės, kuriomis tai lengviausiai gali vykti, puikiausiai nepastebimai visiems panosim, apie ką mes kalbėjom. Kad vienas kitas išlenda, o dar tūkstančiai, apie kuriuos niekas nieko taip ir nesužino niekada. Todėl, kai kalbame apie seksualinę prievartą prieš vaikus, turime peržengti šį refleksinį, psichinį ir dvasinį bloką, kurį mes turime visi, tai yra normalu. Ir paversti jį mintise į tai, kas iš tikrųjų yra tikra. Tai amžinas, slaptas, aukščiausio lygio elito ešalono įrankis, skirtas kontroliuoti kitas elitas, įtakingas lėles ir per tamsias apeigas. Turime iš vidaus ir išorės tiksliai žinoti, su kuo susidurime, kad greičiau ir visapusiškai su tuo kovotumėme ir tai sunaikintumėm. Tai čia aš baigiau dabar būtent apie kas liečia seksualinę prievartą prie vaikus, kaip tai veikia
kokiais aspektais tai veikia ir kodėl tai yra daroma. Gal turi ką papildyti dar, Kazimierai? Ne, tiesiog, ką reiškia papildyti? Mes ant tiek viskas slepiama ir dangstoma, nesinori papildymais tokiais neapgalvotais iškreipti vaizdą ir nukreipti dėmesį į ten, kur neefektyvu kovojant gal. Per daug nukreipsi ten, kur reikėtų nukreipti kitur. Ten, tarkim, visą, kadangi totalus gesinimas vykstas ir neaišku man, ar dėl abejingumo, gal iš dalies ir dėl abejingumo. Ne, dėl to, kad totalus gesinimas, jeigu nebevyktų, tai šitie visi elitos visos kabėtų kartuvėse labai greitai. Tiki, ne? Ar būtų kam pakabinti, nes, va, tarkim, būtų. Nu tai jo, bet tai tik tai linčo va, visuomenė, tai aš tikiu, kad galėtų pakabinti. Tai bet visuomenė ir pakabintų, žinok, nebepadėtų niekas. Nes valdininkija nesiima to dalyko daryti. Valdininkija yra dalis priklausoma, o dalis... O dalis valdoma apie tą, ką tu ir kalbėjai. Taip, taip. Tai čia ir mafijos, čia visur veikia tie patys principai, tik pavyzdžiui... Visur, visoje planetoje, visur, kas stovi aukščiau, truputį turi valdžios, visur daugiau atveju veikia šitie principai. Visur. Valdymo prasme, tai tarkim, kriminalinis pasaulis, žmogžudystės ir nusikaltimai, štai kas vienė, bendri nusikaltimai. Tarkim, taip. Pedofilų tai tinklas... Čia dar efektyvesnis, ko gero, kadangi gėda ne tik būt nubaustam, bet ir totali gėda. O gėda dar baisiau. Ir tai veikia vėlgi per patį esybės pagrindą, supranti. Tai, gerai, bet kaip rast efektyviausią būdą, tarkim, kovoti su tuo, apart viešinimu? Viešinti, apie tai aukom pradėti kalbėti, šitas aukas ginti ir taikyti teisingumą šitiem. Gerai, bet, konkreti, tai yra pas mus du aspektai Lietuvoje, kurie vyksta dideliu mastu. Vaikų išvažiavimas į užsienį, kur jų likimas nežinomas. Kodėl Lietuva nesidomė tais vaikais? Žinai, kol iki Lietuvos nedasiris šita banga, kuri prasidėjo dabar dėl, reiškia, Trumpo judėjimo, dėl šitokių judėjimų, pavadinkim taip, apie ką aš padarysiu sekančią laidą. Tai kol nedasiris, čia niekas nesikeis, čia nėra ko svaigti, nes tai yra per daug giliai įsišaknyje. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu pažiūrėtum dabar, kas darosi, reiškia, Jungtinėse Amerikos valstijose, rekomenduoju, labai gerai atsirado rubrikėlė Brežės televizijoje, šauniai Hebra daro, tai LTV žinios, pasižiūrėkit. Tai pažiūrėkit, pakoja dabar, straipsnis po straipsnio, ten vienas po kito, supranti. Dabar nesenai, aš straipsnių ten nemačiau, aš kitur straipsnį pats radau, kad 100, reiškia, su viršum pedofilų ir vaikų pardavinėtojų supakavo vieną operaciją, reiškia. Ten tūkstančiais jos semia, tai kai šitas dasiris iki čia, tu pamatysi, kas čia bus. Šitam nebėra išsigelbėjimo viskas, jie bus sutraiškyti visi iki vieno. Čia dėl to tu labai, ar nebus, kad tu per daug optimistiškai žiūri, juk jos visą laik būdavo bango, štai jos naikins, bet kažkaip nesunaikina, juk ant tiek didžiulis tinklas. Kodėl neringa Venskytė, tarkim, Aš matau, kad tai vyksta jau dabar masiškai ir ta pačioje Europoje tas judesys prasideda, žinai. Nes kai konservatyvūs žmonės perims vėl valdžias į savo rankas, nebebus užmerkiamas akis. O sustatyk į pareigas normalių žmonės, kurie dirbo savo darbą, tai labai greit galima tvarką padaryti. Nes ne visi yra tokie. Gerai, kas juos statys, to žmonės? Kas juos statys? Rinkimai yra žlugus sistema. Dabar žiūrėk, baigėsi ką tik rinkimai. Išrinko vėl. Šitie rinkimai buvo nerinkimai. Nerinkimai, imitacija. Tai bet gerai, tau parodomasis dalykas, parodomasis, įrodymas. Tai kas tada jos sustatys? Tu supras dar tokį dalyką, kad rinkimai vyko fone, kai šita informacija visgi buvo užslėpta. Tai ką mes šiandien su tavim kalbam, apie tai nekalba ne viena televizija. Gerai, bet tai tik siauras ratas ir žino. Kai pradės šitas dalykas lysti masiškai į viršų ir apie tai pradės kalbėti masės, tu patikėk, kokie bus pokyčiai greitai. Dar kartą aš matau Ameriką, taigi ten buvo lizdas, jų pats didžiausias lizdas. Ten jie visi šaknį pirmiausiai leido ir iš ten jie pradėjo leisti šaknį visą pasaulį. Ir jisai žlunga ant tokių. Tai ką tu galvoji, jeigu ten jie šitą elitą sugeba dabar ant kelių praklubdyti? Kad čia Lietuvoje nesugebėsim praklubdyti mes ar sakyk. Bet tie rinkimai parodė, kad laimi tie, kurių žmonės labiausia nekenčia. Tikrai čia yra neginčiami faktai, kad laimi tie, kurie... Žinai, aš pasakysiu, aš netikiu, kad buvo sąžiningai pravesti šitie rinkimai ir tu pats šitą žinai. Taip, bet tai ką tas keičia mūsų supratimą? Tai čia dabar nieko nekeičia, bet tai dar kartą, dabar nereikia žiūrėti, kas yra dabar. Reikia žiūrėti, kas yra ateityje ir reikia stengtis dėti pastangas apie tai kalbėti, kad kai bus sekantis rinkimai, kad informacijos būtų kuo daugiau gatvėje.
Nes kito kelio nėra, tai, gerai, o koks kitas kelias? Ai, čia tas nepavyks, taip nepavyks, čia davai nieko nedarom. Ne, Tai jokių būdų. Išskėčiam ir gulim. Šitos metus aš tuose rinkimuose dalyvavau visus metus. Aš jau mačiau. Jo, ir tas buvo maždaug prognozijos. Dar iš kur energijos. Prognozijas buvo daugmas aiškios, bet buvo aišku, kad reikia padaryti tyrimą sociologinį, kad būtų tikrai neginčiama aišku. Metodika, skleidimo žinių būdai, rezultatai, jeigu tu paskleidi, kokiu būdu paskleidi, kiek tas gali kainuoti. Tu pats, Kazimierai, to nesuprasdamas, tu dabar užsimeni veikla, užsiimi teisingiau veikla, reiškia, kuri plinta kaip ugnis dabar visam pasaulyje. Nes dabar žmonijos bendra sąmonė dirba jau tokiu dažniu, kurio jinai prieš tos pačius 2-3 metus jinai dar nedirbo. Ir dabar masiškai tokie žmonės atsiranda, kurie pradeda, reiškia, dėti pastangas, kad paimti ir kažką po velnių pakeisti, žinai. Tai štai, o alternatyvi veikla, tol, kol buvo neaišku, kokie gali būti rezultatai ir verta iš viso prasidėti pagal jų stilių ir jų metodus, vadinamus demokratija, ten viskas yra iškreipta. O alternatyvi buvo siūloma, bet nėra laiko, nelikdavo. Tai būtent paralelinis kažkokio gaminimas gražaus produkto. Tiesiog gaminimas. Tai jau vyksta, žinai, tai jau dabar tu darai, jau dabar ne tu vienas darai, žiūrėk, ir aš iš pogrindžio išlindau, galima sakyti, nes mane surasti dabar būtų taip lengva, kaip iš vis čia, kaip niekur nieko. Bet esmė taip, kad, žinai, mes pradedam šitą daryti ir, ne mes vieni pradedam, masiškai tai prasideda. Ir ne tik žinių, bet ir konkretaus. Štai dabar miškų sodinimas, kedrai, sodybos, kad tapti nepriklausomais. Kiekvienas pagal galimybę. Taip, teisingai, visiškai teisingai. Bet aš ką norėjau pasakyti, kad žmonijos sąmonė keičiasi. Jinai jau dabar keičiasi. Aš, pavyzdžiui, tą labai stipriai jaučiu. Aš manau, kad ir tu šitą jauti. Gal tu to paprasčiausiai iš tos pusės gal nepagalvoji, kad jinai jau keičiasi, kodėl jinai keičiasi, bet kad keičiasi, tu tikrai pats šitą jauti ir visi jaučia. Klausytojai mūsų jaučia, kurie klausosi, kad yra kažkas jau kitaip, negu buvo prieš tai visai dar neseniai. Gerai, davai tęsiam. Tęsiam. Aš buvau užsiminęs apie hivitus, paminim? Taip. Ir štai aš pasirašiau dabar pilną materialą ir dabar aš juos papasakosiu, paskaitysiu, truputėlį papildysiu. Gerai. Taigi, kas yra hivitai? Atsakymas. Visi šio pasaulio teroristai, įskaitant ISIS, Antifas visokias, kurių mes čia Lietuvoje neturim kol kas, bei bet kokias pagrindinės valdžias. Tai yra senovės Babilono kulto šeimų, kurios nuo Biblijos laikų 6000 viršų metų valdė ir valdo kiekvieną žemės civilizaciją. Dalis. Tai hivitai tai yra šitie. Elitos visos, karališkos šeimos visos. Jie tvirtina, kad nusileido tiesiai iš Edeno sodo, reiškia, kai per Kaino liniją. Ir kad Kaino tėvai iš tikrųjų buvo Lilith, Talmudo tradicijoje tai buvo pusiau moteris ir pusiau jos padarytas demonas. Dar žinomas kaip gyvatė ar velnės. Kainas buvo pirmasis žudikas, o viena iš hivitų mantrų yra žmogžudystė yra mirtis, mirtis yra žmogžudystė. Reiškianti, kad ne vienas iš jų nemiršta natūraliai mirtimi. Visi šitie kulto nariai yra nužudomi, nes jie siekia nuversti ir sugadinti viską, kas yra natūralu. Ir jie įvedė tokią sampratą kaip kultūrinis marksizmas, pamenė aš pasakoju. Kad reiškia, viskas, kas natūralu, kelia pavojų šitiem visiems naujadaram. Tai vėliau Kaino linijoje pasieksime Juozapą pradžios knygoje, kitą Juozapą, ne Jėzaus tėvą, iš pradžios knygos Juozapą, čia apie jį kalba eina. Tai šitas Juozapas susituokė su moterimi vargu Asenaf, kuri yra hivitų kunigė, buvo hivitų kunigė. Apokrifiniuose tekstuose apibūdinama kaip pagonė, kuri ritualą atlikdavo su bičių avilio elementais. Tai man naujiena, labai įdomu. Jo, tai yra perversti, tai buvo daroma tam, reiškia, kad perversti Asenaf iš jos pagonių okultizmo pedografinio privartautojo aukojimo paveldo, kad ji galėtų ištekėti už Juozapo. Ji ir Juozapas tremtyje senovės Egipte priėmė sprendimą dėl izraelitų. Šitie yra pradžia šitų. Jie pagimdo sūnų Efraimą, o vėliau šioje eilutėje Nojus ir jo žmona Naomi iš Arkos. Taip hivitų kultūra susimaišė su valstybinė valdžia Egipte ir taip po didžiojo potvynio per hivitų kunigaikštienę Naomi
kuri į arką papuolė, atėjo į šiuolaikinę erą. Šitaip jie mus pasiekė, reiškia. Toliau, Marija, Jėzaus motina, yra kilusi iš Naomi per gerąjį Dovydą ir Saliamono, taigi įsimaišė dar gero truputį kraujo. Taigi Jėzus gimė privačioje šeimoje ir greičiausiai buvo kankinamas ir atsiribojęs kaip vaikas, apie ką aš pasakojau anksčiau. Nuo Babilono ši praktika išliko Hivitų šeimose iki šių dienų. Ai, tai Aš principinė valdymo, tada reiškia forma kankinti vaiką iš principo. Taip, iš principo Privalu. kankinti savo vaiką Taip. tam, kad jis užaugtų lygiai toks pats, supranti. Čia kaip tas užburtas ciklas, žinai. Taip. Tai aš tikiu, kad Jėzus pabudo nuo proto kontrolės, pradėjo mokyti žmonės priešintis valdymui ir jie už tai jį nukryžiavo, padarė apeiginę auką, bei pasirinko jo pasitikėjimo savimi ir įgalinimo bei asmeninio tiesioginio santykių su Dievu žinią ir jie iškreipė, kaip jis ir perspėjo, kad jie tai padarys. Hivitai. Kur Taip. šaltiniai? Tu nurodysi šaltinius paskui, be galo įdomu šitas dalykas. Čia šaltiniai yra tokie, kad, sakykime, iš QAnono, taip pavadinkim. Čia šitą tekstą, kuris, truputį trumpesnis, aš jį dar pats papildžiau, bet šitą tekstą parašė tokia Sara, dabar pavardės nepasakysiu, kuri pati buvo iš šitų šeimų ir jos tėvas jie visą šitą išaiškino. Čia žodžiu perduodama informacija, kitaip Jo, tariant. čia šeimose šitos perdodama informacija. Ir šito šaltinio aš dėja negaliu pateikti kaip po tokio egzistuojančio, bet jūs galite visą laiką pasiklausyti ir patys pasverti šitų žodžių svorį ir sulyginti su to, ką jūs matote aplinkui. Privalo žmogus... Jo lab, kad dovanok, aš mano klausimas, gal jisai žinai, ką yra turi prasme, nes šaltinių reikalavimas visą laiką, rašytinių. Duok, iš kur tu gavai? Iš kur gavai? Iš kur tu žinosi tą patikimumą, netgi ar informacija, ar antiinformacija, visą laiko gero vidinis nuojauta vibracija turėtų kažkokią tai... Taip, tiesa rezonuoja, žinok. Taip. Kai tu pradedi atskirti tiesą nuo melo, tu pradedi jausti, kaip jinai rezonuoja ir tiesa iškart rezonuoja. Taip yra. Atsiprašau, vėl permušiau. Hivitai iškreipė Jėzaus žinią, kurią reikia atsikratyti, kuri reiškia rodo, kaip atsikratyti Hivitų kontrolės mechanizmų. Ir jie pakeitė ją pasakojimu, kuris jiems tarnavo geriau. Jis mokė žmonės, Jėzus, kaip atsikratyti proto kontrolės ir priešintis Hivitų pilietinės galios mechanizmams, mokydama žmonės nežiūrėti į kitus žmonės kaip išorinius Dievo autoritetus, o žiūrėti į vidų, nes tiesa rezonuoja ir tam nereikia išorinių autoritetų. Kad suprasti tiesą, nereikia išorinių autoritetų iš viso. Tu pats turi jausti, kad tai yra tiesa. Tuo metu Hivitų kultūros kraujo linija pasirodė daugelį šeimų ir plito visame pasaulyje. Senoji finikiečių kultūra buvo atvirai Hivitų, su normalizuota pedofilija ir visuomenės ritualinėmis aukomis. Viskas norint sutvirtinti pilietinę valdžią ir kontrolę. Ką mes matom dabar? Pedofilija, berot San Francisco kažkoks universitetas bando dabar normalizuoti savo studentus, mokydamas, kad pedofilija tai yra seksualinė orientacija. Reiškia, kiekviena karališkoji šeima žemėje, kiekviena alternatyvi religija. Dabar apie scientologiją vėlgi išlindo, kad ten siaubas, kas ten vergovė realiai. Kiekviena šešėlinė valdžia, kiekviena teroristų organizacija žemėje, kiekviena kultūra ir bendruomenė, visur yra įsiskverbusios šitos privačios šeimos. Tai yra jų metodas slėpti viską ir pavirkti viską, kad būtų galima visiškai valdyti viską. Daugelis šių žmonių, Hivitus, daugelis aplamai žmonių, Hivitus žino kitais pavadinimais, tokiais kaip 13 Illuminati kraujo linijų arba prarasta Izraelio gentis. Jie visi yra sujungti ir suderinti vienas su kitu. Net ir dabar ISIS, Antifa, elitas, karališkos šeimos, masonai ir visos kitos slaptosios visuomenės yra Hivitai tie patys. Jų tikslas yra pasiekti didįjį tikslą. Tai yra naujoji pasaulio santvarka, ta New World Order, ta legendinė. Kai visas pasaulis kenčia nuo geranoriško despotizmo, kai žmonės patys geranoriškai priima despotizmą. Mes patys priimam šitą despotizmą. Jeigu mes nepriimtumėm, jau mums niekas nepritaikytų šitą despotizmą. Bet kadangi yra traumuoti žmonės, kadangi yra užbauginti bele kaip, užduchinti, žinai, yra toks geras terminas rusiškas, užduchinti, pusiau rusiškas, pusiau lietuviškas. Tai jiems, reiškia, jie nepasipriešina. Tai plačiai žinomas Stokholmo sindromas, kai įsimyli savo kankintojus.
Tai jiems tik pasitarnaus, pasinaudojant visišką žmonijos kontrolę, normalizuojant pedofiliją ir ritualinę žmonių aukas bei sunaikinant žemę per masinį žmonijos naikinimą. Čia tas planas įžymusis sunaikinti 90% žmonijos. Taip. Tai reiškia likti patiems ir likti žmonių, kad vat ant maisto kažkiek, žinai, ant tarnystės. Tai jie sąmoningai užtemdė savo egzistavimą ir savo praktiką per visą istoriją, kad užtikrinti savo išlikimą. Ir jie tęsia savo sistemą siaubingai, sėkmingai, kankindami ir kontroliuodami savo vaikus. Užburtą ratą tęsdami. Na taip. Taigi, visos šitos monarchijos ir piktadariai, bet teroristai yra viena grupuotė, hivitai. Jie slypi visur ir jų tikslas yra sugadinti ir sunaikinti viską, kas yra natūralu. Jie modeliuoja save pagal bičių avilių principą. Turi karalienės ir tranus bei darbininkus. Jie yra vieninteliai teroristai ir jie yra visi šeima. Jie taip pat vilioja ne šeimos narius į kultą, bet būtent šeimos įamžintą praktiką ir nuolat ją veikia pasaulyje per savo kraujo linijas. Jie apsisti genetikos eksperimentų ir griežtai kontroliuoja, kam leidžiama daugintis. Ten vaikų be leidimo giminės tu nesusilauksi su niekuom, nes tai yra kontrolė, tai yra labai rimti dalykai. Jie visą laiką tuokiasi tarpusavyje ir turi kelis unikalius genetinius žymenis. Pavyzdžiui, Aškenazio DNR, kur yra šizofrenija pas visus Aškenazius nuo prigimties. Pavyzdžiui, akies koloboma. Tai yra tinklainės, reiškia perskyrimas, tinklainės akies toks tarpelis. Esi matęs, kas yra akies koloboma? Ne, tinklainė, tai įsivaizduoju, o koloboma pirmą kartą žodį tokį girdžiu. Pasižiūrėk, akies koloboma. Jie apsėsti roplių smegenų, dar žinomų kaip amigdala, nes juose yra kankorėžinė liauka. Aš pasakoju apie šitą dalyką. Jie verčia klaidingais pasakojimais, tokiais kaip reptilijos, šitonas ir kas tuo metu geriausiai veikia. Kurstyti baimę ir pasipiktinimą, kad būtų galima valdyti mases. Jie apgauna visuomenę, priverčiant galvoti, kad jiems reikia šitų gyvytų lyderių, kad juos apsaugotų nuo blogio, kai iš tikrųjų žmonijai reikia tik apsaugos nuo jų pačių. Jie parašė gnostikų evangelijas ir sudarė Anunnaki, Nefilim, Reptilians ir kitus melagingus pasakojimus, kad užmaskuotų ir paslėptų jų egzistavimą, turi tvirtinti politinę ir pilietinę galę, jiems reikia tik aukos ritualo. Jie yra visi pedofilai ir jie nori tai normalizuoti bet kokią kainą. Jie žudo ir valgo kūdikius, nes tai panaikina viską, kas natūralu. Jie naudoja kraują per abiozai, tam, kad bandyti amžinai gyventi. Tačiau jiems numirti nėra tas pats, kas gyventi amžinai, kaip mes suprantame. Viskas, ką jie daro ir sako, tai yra simboliška, vien tik simbolika viskas. Jiems numirti reiškia, kad visi kultai yra nužudomi, niekas nemiršta natūralia mirtimi. Gyvenimas amžinai yra tik vardo dėka. Pirmoji mirtis yra tada, kai miršta tavo kūnas. Antroji mirtis yra paskutinis kartas, kai kažkas ištaria tavo vardą. Kas ilgiausiai minimas ir atsimenamos, gyvena ilgiausiai, todėl jis yra Dievas. Todėl jie bet kokius darbus daro žiaurius, kad tik jų neužmirštų, supranti? Koks tu bebūtum despotas, koks tu bebūtum kraugerys žudikas, kas tu bebūtum, kol tavęs žmonės, kol tave mini, tol tu gyveni. Jie tiki šito dalyku. Bet tai yra tik dalis melagingų pasakojimų, kad jie atrodytų antžmogiški, išoriškai galingi ir autoritetingi. Ritualai ir praktikos yra ne kas kita kaip žmonių hipnozė ir proto valdymas žmonių, kurie visi buvo kankinami nuo vaikystės patys vaikai. Ir užaugę tapo patys tokiais pačiais. Jų akimis žiūrint, tai ir yra apokalipsė, kaip paprašyta Biblijos apreiškimų knygoje. Apokalipsė tai yra kažko paslėpto atskleidimas, užtemdytojų atskleidimas. Taigi Biblijos apokalipsė yra geriau suprantama kaip ezoterinė apokalipsė. Visa tai bus atskleista jau netrukus ir tai bus pasaulio pabaiga, kaip mes ją suprantame. Šiuo metu mes esame ir būsime šito dalyko liudininkai, mums išpuolė. Mūsų gyvenimo tarpsnyje išpuolė šitą apokalipsę. Ir ta apokalipsė, ta pasaulio pabaiga, jinai ne mums bus, jinai bus jiems. Pagal šitą logiką gaunasi, kad apokalipsės prasmė ne ta tiesiog kaip parašyta, o tai, kad viską sužinosit ir ateis pasaulio galas. Tai geriau nežinokit, tada neteis. Atrodo logika. Taip. Ir supranti gazdinimą, kad reiškia, kai bus apokalipsė, tai mes visi mirsim, žinai. Tai vėlgi projekcija, žinai.
Jie žaidžia su žmonija ir kultūra kaip alternatyvios realybės žaidimą. Ir tai visada yra išsirink savo nuotykį pats žaidimas, kuriame aukščiausiai viešpatauja laisva valia, satanizmo pirmas principas. Ir jie atseit leidžia mums patiems pasidaryti pasirinkimus, nors absoliučią įtaką daro posthipnotiniai pasiūlymai. Jie kaip žinai, kaip aš pasakojau, yra kelios melo rūšys išmetamos ir tu tarp jų pasirink reiškia vieną. Tai man tip-top rinkimai Lietuvoje. Tai čia vienas iš pavyzdžių tik tais, jų daugybė. Taip. Tai esmė, kad reiškia, atseit tu turi pasirinkimą, kaip pavyzdžiui su globalizmu, ar ne? Globalizmas yra būtent ta idėja, kad žmonės, kadangi viskas globalu, turi daugybę pasirinkimų. O tu pabandyk pasirinkti tai, dar kažką, ko nėra iš to, kas siūlo globalizmas. Viskas, tu būsi sunaikintas. Šiuo metu jie rengia baigiamąjį epinį mūšį tarp gėrio ir blogio. Ir žmonė turės nuspręsti, koks bus to rezultatas. Jie suviliojo žmonės į savo pinklės tuščiais pažadais apie valdžią ir nemirtingumą. Visi galų gale pamatys didelį melą ir kad visa tai yra apgaulė. Kadangi jie dar nebuvo identifikuoti kaip viena grupė iki šiol, jie sugebėjo žmoniją pastatyti prieš melagingą dichotomiją. Dvigubas mąstymas, tas terminas reiškia. Tapatybės politika ir tariamus autoritetus. Jie pjudo mases vienas su kitomis žudymuisi ir džiaugiasi, kai žmonės miršta. Jie nori, kad liktų tik labai nedaug gyvų žmonių, kurie jiems tarnautų. Kai gyventojų skaičius išauga per didelis, žmonės kyla ir jiems priešinasi, o jų sukonstruota civilizacija krenta. Pavyzdžiai, Babilonas, Egiptas, Finikija. Aš sakau Finikija, nes tai reiškia paskutinė visuomenė, kurioje jie atvirai egzistavo ir praktikavo šios kankinimo, protokontrolės ir žmonių aukojimo ir savanoriško pasiaukojimo būdus, kad įtvirtintų savo pilietinę galią. Toliau žvėris vardu Zoroaster, toksai senovės Irano žynys buvo. Šią praktiką pritaikė dabartinėme Irane, o Zoroasterio teologija yra labai artima doktrinai, kurioje jie laikosi šiandieną, tai yra dualizmas. Dualinis mąstymas, žinai tokį dalyką. Tai jo, o tu apie tą zoroastrizmą turėjo menį? Jo. Aišku, atsiprašau. Jo, zoroastrizmas čia yra tas pats. Jo. Reiškia, jie įsiskverbė į mūsų vyriausybės visais lygmenimis, įskaitant kariuomenės, ir aktyviai stengiasi sunaikinti 90% žmonijos. Jie įsitraukė į epigeniškumą, eugeniką ir nelegalų eksperimentavimą su žmonėmis, tas pats MK Ultra. Privalome kartu kovoti su jais ir grąžinti žmonėms kontrolį, kitai mums galasi greitai. Keletas papildomų minčių. Jie naudoja tokius simbolius kaip drugelis, žymėdami Monarch MK Ultra programavimą. Jie naudoja kates, norėdami paskatinti neva beta sekso vergo MK Ultra programavimą. Tai visa šita kačių garbinimo kultūra, jinai yra primesta tam, kad reiškia beta, žinai, yra beta ir alfa tipai žmonių. Na, tai reiškia, šitos visos katės, jos skatina betų vystymą. Alfos kačių nekenčia. Dauguma. Bet tarp kitko su gyvūnų kate tas lyg ir nieko neturi. Tai nereiškia, kad turim pradėti visi naikinti ant kates. Čia absoliučiai ne tas. Bet supranti, dabar pažiūrėk, jeigu tu nori, pažiūrėk internete, geriausias pavyzdys. YouTube įdėk kokį nors su katinu klipą juokingą, tai tu ten milijonus peržiūrų iš lempo surinksi. Nes, senovės Egipte buvo lygiai tas pats. Čia yra vėlgi programavimas, reiškia, ir tos katės, tai matomai, žinai, mūsų pasąmonė dar veikia su tuom, kaip katės irgi masto, žinai. Katės tai jos į žmogų žiūri kaip į vergą, žinai. Jo, katės absoliučiai nesocialūs padarai, vienišiai ir mus išnaudoja iš esmės žmonės. Atrodo, kad žmonės pas katinus gyveno, o ne katinai pas žmonės. Taip. Žinai, kom skiriasi katinas nuo šunsų? Toks juokingas posakis. Nežinau, kokią tu turėjo omeny, bet šunys yra žmogui tarnauja ir lyg tai gaujos vadas, o čia atvirkščiai gaunasi. Šuo žiūri į žmogų, galvoja, tu mane šįry, tu manim rūpinis, tai tu manesi dievas. O katinas žiūri į žmogų, tu mane šįry, tu manim rūpinasi, vadinasi, aš esu tau dievas. Šitaip. Ir visas skirtumas. Ir šitą jie puikiai naudoja, supranti. Tai matom, aš, pavyzdžiui, matau visur šitą dalyką. Kai sužinojau, aš to nebegaliu nematyti tiesiog. Jie vadina save liūtais, gyvatėmis, aropliais. Jie garbina valią. Ir intelektą pirmiausiai. Ir jie yra bedieviai. Ateistai va šitie visi. Hivitus taip pat galite žinoti kitais vardais.
Laisvėjai masonai, iliuminatai, hazarai, aškenazai, antifa, aizis, mormonai, scientologija, Romos katalikų bažnyčia, musulmonų brolėje, CŽV, monarchija, gilia valstybė, šešėlinė vyriausybė, liuciferija, satanizmas ir taip toliau ir panašiai. Šiuo metu jie dar vadina save senąją mokyklą. Esi girdėjęs šitą terminą? Tai kas negirdėjo, turbūt visi girdėjo, tik tai gal ne visi žino, ką tas reiškia. Taip. Jie teigia, kad laikosi tikrosios Abraomo religijos ir apibūdina Abraomą kaip Dievo draugą, kurį reikėtų vertinti pažodžiui, tarsi Abraomas būtų buvęs Dievo amžininkas. Jie taip pat save vadina Dievo vaikais ir šeima. Jie atlieka pasiaukojimo ir atgimimo prisikėlimo ritualą. Kai tai baigia, jie atgimsta iš naujo, suvokdami kultą. Taip yra. Amerikoje kas antras valdininkas toks yra, kur yra Kaukolė ir Kaulas, Skull and Bones organizacija. Jie netgi šitą ritualą universiteto teritorijoje esančio mauzolėjo atlieka. Kiekvienas iš mūsų gali padaryti panašų dalyką, bet visiškai kita prasme. Atgimti iš naujo, išsivadavę nuo proto kontrolės taip, kaip mokė Kristus. Jie taip pat yra atsakingi už New Age judėjimą, gimusius už naujo, už pačią pirmą krikščionybę nuo jų atsirado ir tikriausiai už visus jums žinomus kultus ir religijas. Visi jų metodai yra tik proto valdymas. Aš netikiu, kad jie turi kokią nors tikrą metafizinę galią. Aš tikiu, kad jų ritualai suteikia nariams melagingą patirtį per narkotikus ir savo hipnozę. Ir tai verčia narius jaustis kažkuo, kas jiems padeda įsitikinti, kad tai visa yra tikra. Tiesą sakant, taip pat žinau, kad tikėjimas dievų, kurį apibūdina Kristus ir vadovaujantis panašiais kaip Kristaus principais, yra vienintelis būdas išgyventi ir išsilaisvinti iš šito kulto. Jie naudoja apgaulę tam, kad jūs suvaldyti. Jie pasiteikia santykius ir aplinkinius, kad galėtų jūs valdyti. Kristus paaiškina, kaip išsivaduoti. Nereikia tikėti, kad Kristus yra Dievo sūnus, kad sekti Kristų. Nebūtina. Jėzui priskiriamuose mokymuose ir žodžiuose yra svarbiausia, kad būtų nutrauktos psichologinės proto grandinės, kurias šie žmonės naudoja. Štai Hivito melo pavyzdys. God angliškai. Jie tvirtina, kad tai yra Guild of Doom, tai yra likimo gildija, trumpinys. Viena galva piramidės viršuje yra Dievas, galingiausias Hivitas žinomas kaip baisiausias iš jų visų, kuris padarė bet ką ir viską, kad užimtų šitą poziciją. 12 kitų galvų yra prie stalo, tada žiūrint iš piramidės viršaus žemyn. Aš manau, kad tai reiškia, kad buvo koks nors asmuo, galintis atlikti šitos proto kontrolės taktikas. Jis išmokė jų Abraomą ir įtikino jį, kad tai yra atgamtinė galia. Aš tikiu, kad yra tik vienas tikras Dievas. Ir aš tikiu, kad Jėzus išmokė mus, kaip tiesiogiai susisiekti su Dievu, o tai gelbsti mus nuo hivitų primetamo mums supratimo, kas yra Dievas ir ko jis iš mūsų nori. Tiesa rezonuoja. Visi mes turime ieškoti šių atsakymų, kad netaptume kontroliuojami. Be to, galite lengvai pastebėti hivitus. Paprastai ant jų kūnų yra tatuiruotės dekoruoti senoviniai simboliai visokie, ypač finikiečių ir egiptiečių simboliai, arba runų ir vikingų simboliai, o ezoterika yra tai, ko jie laikosi šventai. Hivitai žino, kaip atpažinti vieną kitą, žino, kaip vienas kitą sustabdyti. Taip pat galime pastebėti hivitus pagal jų elgesį. Jie naudojasi proto valdymo taktiką. Jie labai greitai kalba. Spaudžia jūs priimti sprendimus kažkokius, tai savo mintimis reiškia, ne savo pasirinkimą sprendimus priimti, o jų primestą programą priimti sprendimus. Jie jūs atstumia ir paprašo priimti dalinius sprendimus, ignoruojant tiesos dalį. Čia žinai, kai būna, kas man tas dualus mąstymas, čia būtent yra dualus mąstymas. Arba taip, žinai. O jeigu tu kažkuom abejoji, tai jie verčia tave tą kažkuom, ko tu abejoji, numesti ir priimti vis tiek tam tikrą sprendimą, kuris vis tiek nebus tikslus. Jie naudojasi neurolingvistinė programavimo taktika ir dažnai yra autoritetingose vietose priklausomai nuo serotonino, dopamino ir adrenalino. Tai čia visi narkomanai adrenalino tie. Yra grubūs ir neišmintingi, netikri ir nesažiningi. Žinai, kalbi su žmogum ir matai, kad jisai suka uodegą. Tai mokykitės, reiškia, kaip juos atpažinti, mokykitės, kaip juos atrasti. Tai yra labai svarbu. Jie mėgsta prekybą, dažnai dirba nekilnojamo turto srityje. Saugokitės visų, kurie šneka per daug, o tada spaudžia jūs priimti sprendimą pagal jų pasakytą, reiškia, informaciją. Ypač svarbų sprendimą. Tai yra patarimas, reiškia, įtaiga į proto valdymas. Tai va, apie hivitus tiek.
Ar kažką pridursi? Ne, nepridursiu. Pakankamai išsami tema, sumenkinčiau tavo išdėstytą informaciją visą. Toliau dualus mąstymas. Čia jau dabar nebedaug liko. Nieko nėra nei gero, nei blogo, bet protas taip veikia, pasakė Viljamas Šekspyras. Iš ribotos padėties neįmanoma suvokti begalybės. Panašu, kad gera vieta, kad pradėti šitą temą. Dvigubas mąstymas arba dualus mąstymas, kaip aš suprantu, yra idėja, kad kažkas turi būti arba juoda, arba balta, arba gera, arba bloga, arba teisinga, arba neteisinga. Čia aprašytas dar vienas būdas. Aukštyn ir žemyn samprata atrodo prasminga žemiškų ir gravitacinių principų požiūrių. Tačiau, jeigu jūs esat kažkur kosmose, jis taiga nebeturi jokios prasmės. Nėra nei aukštyn, nei žemyn. Esu tą patyręs po vandeniu, mokinausi akvalangų nardį drumstam vandenį. Nesuprasi, kur viršus, kur apačia lygiai. Taip. Tai šių poliarinių priešingybių sąrašas tęsiasi ir tęsiasi. Tačiau visi jie turi savo bendrą bruožą. Jie dažnai yra pririšti prie sprendimo ir poreikio išspręsti. Šitie poliariškumai visi. Manau, kad aš tai darau visą laiką. Vertinu ir darau prielaidas apie žmonės, su kuriais kasdien bendrauju. Tai tu visą laiką pabendrauji ir sprendi šitą žmogų. Arba jisai blogas, arba jisai geras. Bet tai mes esame visi vienu metu visokie. Padavėjas, reiškia, kuris nesielgia su manim taip, kaip aš vertas, kad būtų su manim elgėsi. Neatsargus vairuotojas, kuris mane nutraukia eisme. Reiškia, grubus žmogus telefonu yra visiškai neprotingas. Mano žmona, kuri turi savo būdą naršyti po mano gyvenimą, įprotį. Kodėl jie nemato dalykų mano būdų, tokių koks yra? Faktas yra tas, kad dvigubas mąstymas yra integruotas į tai, kaip aš tvarkau reikalus. Ir jis kyla iš baimės to, ko aš nežinau, baimės to, ko aš nesuprantu, baimės to, ko aš negaliu kontroliuoti, trūksta jausmo. Atrodo, kad būdamas teisus bent laikinai nutildyk rėkiančias beždžionės, idant išsaugoti savo santykius. Kai galvoju nespalvotai, aš pasiilgstu visų pilkų atspalvių. Kažkas turi klysti, kad aš būčiau teisus. Mano santykiai nukenčia, nes jie įstringa ginant savo poziciją. Man labai rūpi, kad aš būčiau teisus ir įsitikinęs, kad mano požiūris yra išgirstas, kad praleidžiu visas magijas, mokymas, išmintį ryšį, kurie laukia, kol bus atrasti. Ir jei mano santykiai grindžiami tokiu arba mąstymu, ar tai yra kokia nuostaba, kad ir toliau jaučiuosi atskirtas nuo savęs ir kitų. Kaip dvejopas mąstymas gali parodyti tiesą, kai kažkas gali būti teisinga vienam, bet neteisinga kitkam. Tiesa yra tiesiog perspektyvos klausimas ir niekas negali būti teisėjas ir priesikusysis, nustatantis, čia tiesa ar netiesa. Tai labai siauras, nepagarbus, arogantiškas, neišvystytas mąstymo būdas, kuris, aš žinau, netarnauja nei man, nei kitam, kam nors iš mūsų. Jis taip pat nereikalauja bendruomenių, tautų ir vyriausybių. Visi žinome, kas nutinka. Viena grupė bando įveikti kitą grupę, įtikinti juos, kad kelias yra teisingas ir žmonės dažniausiai miršta. Richardas Rohras, Neilas Donaldas Valčas ir kai kurios dvasinės praktikos tai žiūri kitaip, nedvigubų, vieningų ir būdais. Ar įmanoma, kad kažkas būtų ir tuo pačiu metu? Ar įmanoma, kad du iš pažiūros vienas kitam prieštaraujantis požiūriai gali egzistuoti kartu? Ar turi būti nugalėtojas ir pralaimėtojas? Ar tikslas gali būti tęsinys, o gal net evoliucija? Richardas Rohras apibūdina dvilypį mąstymą kaip mūsų sugebėjimą skaityti tikrovę tokiu būdu, kuris nėra lemiamas ir tokiu būdu, kuris neatmeta to, ko mes nesuprantame. Kai nebedaliname visko pagal tai, kas nepatinka ar kas patinka, paliekame protą atvirą, leidžiame jam būti tokiam, koks jis yra savaime ir leidžiame kalbėti jam su jumis, tai yra labai svarbu kalbėti su savo protu pirmiausiai. Realybė nėra visiškai vienalytė, viena, bet taip pat jos ir nėra dvi. Jis yra labai plati, yra labai daug tų pilkų atspalvių, tai yra be galo platu. Tai likite prie šios būtinos dilemos ir tai gali jūs padaryti išmintingais. Paradoksas paprastai yra toks. Taip pat yra nuostabi Wernerio Erhardo citata. Yra kažkas, ko aš nežinau, ko žinojimas gali pakeisti viską. Man labai patinka ši citata, nes ji visiškai atmeta mano siaurus, ribotus parametrus ir atveria kelią kažkam daug didesniam, rimtesniam. Aš jau žinau, ką žinau. Aš nežinau, ką tu žinai. Ir tai tikrai yra daug įdomesnis ir patobulintas kelias.
negu kad būti įsitikinus vien savo, reiškia, tiesa. Jei galima pripažinti, kad didžiojoje ir net taip pat didžiojoje dalykų schemoje turime tik ribotą informaciją, kad mes žinome tik dalelę to, ką turėtumėm žinoti, ir kad tai yra begalinis kiekis, ko mes dar nežinome. Jis atveria didžiulį galimybių priėmimo ir supratimo pasaulį. Koks palengvėjimas, kai neturi būti teisus, neprivalai įrodinėti, kad esi teisus. Kiek įdomiau yra pakeisti dialogą, pradedant nuo atskirties ir baigiant įtraukimu, kai kiti požiūriai yra laukiami ir gerbiami. Kai elgiuosi su kitais tokiu būdu, iškart pajuntu, kaip elgiuosi. Ir tai yra geras jausmas. Santykiams būtina ne gynyba, o atvirumas ir autentiškumas pirmiausiai. Aš žinau, kad neturiu visų atsakymų ir tikrai jokių atsakymų šiuo klausimu aplamai. Yra perspektyvų, kurių aš net negaliu suvokti, o gal atsiminti paprasčiausiai. Aš žinau, kad koks atsipalaidavęs ir nevaržomas jaučiuosi, kai taip elgiuosi savo gyvenime. Jei mes kaip rūšis galime pradėti taip priimti, bendrauti taip, kad nereikėtų nugalėtojo ir pralaimėtojo kiekvienoje situacijoje, tada man atrodo, kad atsiras daugiau vienybės ir aukštesnė labiau išsivysčiusi sąmonė ir daugelis mūsų žemiškų problemų tiesiog išnyktų. Aš žinau, kad nuo to priklauso mūsų kolektyvinis išgyvenimas. Ar turi ką papildyti, Kazimierai? Per daug gražiai viską sudėliojai, sugadinsiu tekstą, mintis. Tikrai gražu. Taigi aš dabar pasakysiu dar Q žodžiais keletą sakinių ir tuom pabaigsiu šitą temą. Nuspręskite patys, būkite laisvi nuo išorės nuomonės. Nuspręskite patys, būkite objektyvūs savo išvadose. Nuspręskite patys, būkite teisingi savyje. Nuspręskite patys, būkite atviri sekti faktus. Nuspręskite patys, būkite atviri gindami savo įsitikinimus. Nuspręskite patys, būkite atsparūs aklai priimdami teiginius be faktų. Nuspręskite patys, būkite laisvi. Tai tiek. Ačiū tau už puikų pokalbį ir kviečiu sodinti medžius. Medžius bendraja prasme, kadangi kedrų sodinukų ne visi turi. Jų ribotas skaičius, bet mes lapkritį ketiname atsivežti riešutų. Iki to laiko įdėsim krūvą medžiagos, kur išmokysim paties juos daiginti ir paskui sodinti. Ačiū tau, anonimai, be galo skaudi tema. Už tai, suprantu žmonės, kurie nori nuo jos bėgti. Bet tas yra neišvengiama, kad padaryti gyvenimą gražesnį turi pirmą pamatyti, kasgi yra, kur yra problemos. Taip. Būtent. Ir pripažinti pačiam savo viduje, kad jinai yra, šita problema jinai yra. Ne, jinai ne kažkur toli, ne kažkur tavęs neliečia, bet jinai yra čia pat tau po nosim iš tikrųjų. Ir aš netgi manau, žinok, ir įsitikinęs esu, kad tikrai nemažai žmonių iš tų, kurie šitą mūsų pokalbį dabartinį labai sudėtingai išgirs, jie pamatys šitam paveikslę save. Gerai, ačiū tau už pokalbį, nors jisai ir nemalonus, bet jisai būtinas. Na ir kai bus per daug niūru, eikite į gamtą, dirbkite darbus, kūrybą užsiimkite, sodinimais, gėlėmis, piešimais, kažką tą, kas duoda geras emocijas ir duoda stiprybės duoda. Gėrio ir grožio stiprybės. Gerai, ačiū tau ir iki kito karto. Iki.